Tai ką, sveiki, šiandien turim antrą dieną varžybų, tai jau šiandien pagrindinė diena porinių treniruotės, porinių važiavimų varžybos. Šiaip oro sąlygos jau pasikeitusios, tai šlapia ta trasa ir panašiai, tik einam žiūrėti, kaip seksis tiksliau treniruotės ir panašiai, o paskui laukia porinių važiavimų pagrindinės varžybos ir panašiai. Pasisveikinsiu su Oskaru ir Juodžiu. Dar kitaip sakant, Šilo Metal jau perėjome rinką ir gamina dalis, kaip žinot. Šiaip norėjau paklausti, kaip šiandienos Rygoje Bikirniekų trasoje treniruotės sekėsi? Sudėtingai, tikrai labai sudėtingos sąlygos, reikia pažinti asfaltą. Yra nemažai skirtingų dangų ir jos labai skirtingai kimba, tai reikia suprasti, kur kokia yra atitinkamai elgtis, tai trumpai sunku. Nu jokas be ko jau ir, kaip ir matėm, ir su blokas jau pasisveikinot. Faktas, ant šlapio, manau, čia nėra išvengiama, kai bandai atsimatuoti, kažkurio momentu vis tiek brauksi.
Tai ką, tai aš kaip suprantu, vakar žymiai buvo lengviau dabar, kadangi oro sąlygos pakeitė trasą, užlijo, šlapė, slidu, tai jo, kas be ko nedėkinga dabar trasa. Tai aš gal palinkėsiu kuo geresnių rezultatų, kad ir tokiamis ekstremaliomis net ir sąlygoms. Tai ką, ačiū, tai ką, sėkmės ir iki aukščiausių titulų ir panašiai. Nu ką, buvo visų dalyvių tiek stryto, tiek semi-pro, tiek pro lygos, kaip matėt, paradą, šiaip labai tikrai gražu. Tai ką, suvažiavo semi-pro lyga, kaip mačiau, šiaip tikrai nežinau, kad semi-pro važiuoja ir važiuos. Ir dabar bus pro lygos poriniai važiavimai, šiaip treniruotės mačiau labai, kai kam sunkiai, kai kam gal lengvai, kas turi tos patirties važiuoti ant šlapios dangos ir panašiai. Tai ką, dabar pro lygos porinių važiavimų top 3, top 16, top 8, top 4 poriniai važiavimai ir toliau liks tik tai apdovanojimai. Tai tiek iš manęs. Don't even know the name, shit, he met her at the mall. Know that I'll be back in a minute just to see that you ain't never really tried to fucking call. Fucking until the God in the motherfucking area. Niggas tryna break my barrier. Give no fucks for the shit being played. I'm oblivious to niggas with the camera. This world just ties me down, down, down. This world just ties me down, 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 down. I don't know where to go. I just stay so fucking low. I promise that I'll always go. Promise that I'll fucking show that my circle stay with me. My squad just stay with me. Don't you ever try.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, Pro klase ar skaļiem aplausiem. I've made a few. Sacensībās biķerniekos pro klasē trešā vieta Daniela. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Šīs dienas uzvarētājiem pro klasē Rolands Bērziņš. Fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
Nu ką, viskas pasibaigė Baltijos šalių antras etapas šitoj trasoje. Kartu vyko Lietuvos drifto pro lygos pirmas etapas čia. Tai šiaip galiu pasakyti, lietuviams tikrai gerai sekėsi, geriausiai pasirodė Gediminas Levickas, krito top 4, bet šiaip visumoje visai gerai tikrai važiavo lietuviai. Ir panašiai įvyko tiek street, tiek semi-pro, užėmė, kaip ir matėte, vienas jau lietuvės, šiaip galiu pasakyti, nustebęs antroje vietoje, tai visi čempionas, tiesiog wow. Šiaip užskaitau patiko, tik aišku, trasa kritinės būklės, nes šiaip atsakymas tai va, nes šlapia balos ten visur, tai realiai balos tokios net klipingo zonų nesimatė, tai buvo sunku kažkaip fiksuoti ir panašiai, bet visumoje tikrai žiūrėjau visus važiavimus, visus filmavau ir panašiai, tai ką galiu pasakyti, patenkintas. O toliau, kas susimatom sekantį video, tai sekantis video bus iš antro pro lygos Lietuvos drifto čempionato, kuris bus Kuršėnuose. Ir tiek, tai ką spaudžiam patinka, spaudžiam subscribe ir susimatom sekantį video.